Labas rytas tiems, kurie netrokšta tapti milijonieriais. Labadiena tiems kitiems, kurie keliasi prieš 6, nes nei vienas milijonierius nemiega iki 6. Tai šiandien kreipiuosi į jūs noriu pasidalinti tiksliau vienu savo sumanimu, iššūkiu galbūt, idėja, kurią žadu vykdyti ilgai ir tie, kurie klausysis toliau, supras, kodėl tai bus ilgai. Taigi, bet prieš tai labai trumpa istorija, kodėl aš esu čia ir kaip man kilo mintis nerti į šitą, sakyčiau, gal iššūkį, nes bus nelengva. Tai žodžiu, dar kartelį noriu prisistatyti, kad esu Ramunė Vaitiekūnienė, tiems, kurie manęs nepažįsta, kad jau 9 metai einu tinklinio marketingo keliu. Šiandien kaip tik labai gerą postą apie tai, tiesiog tą temą parašiau apie tinklinį marketingą, apie požiūrį į jį ir panašiai. Tik tai noriu pasakyti, kad šiai dienai praktiškai mes nieko nebeturime, kas nebūtų tinklinėme marketinge. Labas rytas, Gintarai. Tu tikriausiai irgi esi milijonierius, tau galima sakyti labą dieną jau. Būsimas milijonierius, trokšti, esi ambicingas, toks kaip aš. Tik tai noriu pasakyti taip, kad prieš 9 metus, kai sugalvojau prisijungti prie tinklinio marketingo kompanijos, tuo metu tikrai buvo labai daug žmonių, kurie į tai žiūrėjo, truputėlį, sakykime, švelniai tariant, skeptiškai, ne? Kurie galbūt juokėsi, bet aš tada dar dirbau mokykloje, todėl, kaip ir labai stipriai nerizikavau, ar ne? Viena koja čia, kita koja čia. Ir taip 2 metus važinėjant pirmyn atgal, atėjo toks suvokimas, kad man reikia arba čia, nes 100% netiduodu savęs nei mokykloje, tikrai man ten viskas tiko ir patiko, bet aš labai gerai žinau, kad man tiesiog aš nebeturiu fiziškai jėgų ir laiko padaryti tai, ko reikia šių dienų mokytojui, kad atiduotų viską vaikams. Ir dėl to aš nesijaučiau gerai, aš pavydžiu žmonėms, kurie eina galvas iškėlę ir jaučiasi labai gerai, netidavę viso savęs, netidavę tai, ką turėtų gauti šių dienų mokinys. Ir čia negalėjau tam tinkliniam marketingė pilnai savęs atiduoti, todėl kad vis tiek pagrindas tai buvo mano mokykla. Taigi prieš 7 metus man reikėjo rinktis. Ir labai gerai prisimenu tą istoriją. Ir jeigu jūs galvojate, kad aš išėjau labai su dideliam garantijom kažkokiam, tai noriu dar kartą patikinti, kad mano išėjimas buvo tikrai didelė rizika, kaip ir viską gyvenime, kad aš darau. Tai buvo didžiulė rizika. Todėl, kad tuo metu aš uždirbau mokykloje apie 800-900, galbūt, nepamenu, eurų. Toks buvo atlyginimas tuo metu, ar ne? 900 tikrai nebuvo. Bet vis tiek tai buvo vienintelės mano pajamos. Ir 2 vaikai. Tas mano pajamas mes dalinomės į 3 dalis. Ir, kaip sakau, niekada nebuvo pritekliaus, bet nebuvo ir skurdo. Taip pat balansavom viduriuke, ties žemiau viduriuką. Tai žodžiu, o išėjau į grinai, kai aš nusprendžiau, kad arba čia ir aš noriu to, ką aš gaunu tinklinėme marketinge. Aš noriu laisvės, mane varžė rėmai, mane varžė standartai, mane varžė reikalavimai ant žolės sakyti, kad ji mėlyna. Taip. Kai tu dirbi, kai tu vykdai kažkokią tai programą, tu turi ją vykdyti taip, kaip yra liepta. Tai žodžiu, o aš norėjau kažko savo, norėjau pati savo reguliuoti darbą, norėjau pati savo reguliuoti laiką, norėjau pati savo ir visą laiką svajojau apie mažą kažkokią tai krautuvėlę, kažkur tai Klaipėda, aišku, nes tikrai, žinokit, apie mažą krautuvėlę svajojau daug metų.
daug metų svajau ir yra galimybė, ar ne? Arba važiuoti į kažkokias tai Turkijas, kur visi važiuoja, vežasi prekes ir jas pardavinėja, arba važiuoti kažkokius tai gariūnus, parsivežti prekes ir jas pardavinėti ir gauti kainų skirtumą. Arba yra galimybė prisijungti prie kažkokios tai tinklinio marketingo kompanijos, kas beje dabar, kaip šiandien parašiau, nėra nieko, kas būtų netinklinėme marketinge, ar ne? Taigi prisijungti prie tau tinkančios ir patinkančios kompanijos ir laikantis etikos kodekso dirbti. Tu turi produktą, tau lieka kainų skirtumas, tau lieka bonusas, tau lieka premijos, tau lieka dovanos. 5 ir dar daugiau, tau lieka kelionės, mašinos, automobiliai. Štai kiek naudų priskaičiuoju, tapusi tinklinio marketingo atstovė. Bet, kodėl aš čia esu šiandien? Didžiausia dovana tai yra žmonės. Tai yra žmonės tinklinio marketingo dėka atėję į mano gyvenimą. Tai nuostabių žmonių gausa, kurių kitų atveju aš nebūčiau pažinusi. Mažas miestelis, mokytoja. Pažįstu praktiškai visus miestelio gyventojus. Na, dabar, kai vyksta ta optimizacija, iš kaimų suveža vaikus. Tai galbūt vienas kitas nepažįstamas žmogus ir būtų atsiradęs mano gyvenime. Kokie pokyčiai, aš vis pagalvoju, kokie pokyčiai būtų buvę mano, jeigu aš nebūčiau išdrįsusi išeiti į nežinią. Kai prieš tai sakiau savo atlyginimą, tai aš išėjau iš kompanijos, tuo metu gavau 300 bonusą. Ir aš vis tiek išėjau. Aš gavau, aišku, prekes, aš gavau skirtumą kainų, bet iš kompanijos tuo metu pas mane, į mano kortelę krisdavo 300 eurų, tarkim. Toks viduriukas. Ir tai tikrai buvo daug mažiau nei mokykloje. Ir tai tikrai buvo nežinia, pirks, nepirks, patiks, nepatiks, bet aš išėjau. Tai dabar sugrįžtam prie tos gausos žmonių, kurie atėjo į mano gyvenimą būtent tinklinio marketingo dėka. Būtent todėl, kad aš išdrįsau palikti socialinės garantijas, kurios visiškai nieko negarantuoja. Jūs įsivaizduojate, kiek žmonių yra 50-55 metų, kuriems yra įteikiamas atsiskaitimo lapelis ir pasakoma, kad tu nereikalingas. Gerai, jeigu tu tą lapelį gauni 30, ar ne, tu turi galimybę tikrai kažką susigalvoti, susikurti, įsidarbinti kitur. Kas tave priims 60? Ir neturi kažkokios tai kompanijos, kurioje būtum tarsi planas B, kad tavo būtų, ar ne? Tai žodžiu, garantijų niekur nėra, taigi aš palikau tas vadinamas garantijas, prisimenu direktorės žodžius, kuri mane apkabinusi, sako, Ramunė, ar tu tikrai žinai, ką tu darai? Sakau, žinokit, nežinau. Aš nežinau, bet aš visada gyvenime esu linkusi pamėginti, kad ir nusvilti, kad paskui man nereikėtų visą gyvenimą savęs gniuždyti, graužti. O jeigu būčiau pamėginus? Ir kas, kad nusvilsiu? Ir kas, kad kažką prarasiu? Tai bus pamokos, iš kurių aš labai tikiuosi, kad man pavyks pasimokyti. Tai bus pamokos, kurios mums reikalingos, kurios mus augina, kurios mus stiprina. Ne veltui yra posakis, kas nenužudo, tas sustiprina. Aš visada renkuosi pamokas, aš visada renkuosi pamėginti ir žinoti, ir matyti, kaip tai bus. Tai to mėginimo dėka į mano komandą, į mano gyvenimą atėjo gausa nuostabių žmonių, su kuriais man taip gera dalintis šią galimybę, su kuriais man taip gera eiti kartu, su kuriais man taip gera, sako, aš juos įkvėpiu, žinokit, jie mane įkvėpia daryti dar daugiau, trokšti dar daugiau. Tai kodėl aš čia išėjau? O todėl, kad mano komandoje yra gausa pačių nuostabiausių žmonių, turinčių savo sėkmės, galbūt netokios sėkmės, turinčių savo tikrai įkvepiančių istorijų. Tai aš nusprendžiau kalbinti.
kalbinti juos, dalintis jų istorijomis su jumis. Galbūt jų istorijos įkvėps jūs pokyčiams. Galbūt jūs pamatysit, kad ne jūs vieni turėjote tokią problemą. Taigi, nuo šio trečiadienio 12 valandą, tik šį trečiadienį mes susitiksime 9 valandą, todėl kad kito laiko negalėjom suderinti. O būtent norėjau pradėti savo šitą iššūkį, savo šitą veiklą naują su pokalbiu su žmogumi, kuris su manimi nuo pat praktiškai, ne nuo pirmų dienų, bet neskaitant mano mamos, Inesa prie manęs prisijungė viena iš pirmųjų. Tai va, tai žodžiu, šį trečiadienį 9 valandą pirmas mūsų pokalbis su Inesa. Tikrai verta didelių aplodismentų. Žmogus turintis nenusakomai daug stiprybės, tvirtybės, iš jos reikia mokytis ir semtis. Žmogus niekada nepraradęs tikėjimo ir aš net nebejoju, jos istorija įkvėps ne vieną. Tai va, tai tokių istorijų pas mane bus milijonai. Jūs įsivaizduojat, kiek mano komandoje yra lyderių, kurie gali dalintis, kurie privalo dalintis savo istorijomis, savo džiaugsmais, savo liūdesiais, galbūt, nes mesgi žmonės. Nėra viskas tik tai rožėmis klota. Bet galbūt savo pamokomis, kurios galbūt įkvėps jūs, paskatins jūs tokių klaidų nedaryti. Tai va, tai dar kartelį, tik labai trumpai noriu pasakyti, kad ateityje kiekvieną trečiadienį 12 valandą laukite manęs su kažkuriuo tai mano lyderiu, su kažkuriuo tai žmogumi, kuris tikrai turi ką papasakoti, kuris tikrai turi kuo pasidalinti. Ir aš labai labai tikiuosi, kad tikrai gausite vertės. Ir jūs, ir mes gausime vertės. Ir va taip pat gražiai mes ir toliau kelsime tinklinio marketingo reputaciją, nes tai išties yra nuostabus verslas tiems, kas negimė milijonieriais. Nes tai yra nuostabus verslas tiems, kurie neturi kažkokio tai pradinio kapitalo, kurie neturi užnugario, kurie tiesiog nori savo, nori laisvės, nori galbūt papildomų pajamų, galbūt kaip mano atveju, pagrindinių pajamų, pasyvių pajamų, kurie nori keliauti, matyti, patirti, kurie tiesiog nori gyventi kitaip. Ir tai yra įmanoma. Taigi, iki rytojaus 9 valandos ryto. Ryt mes susitinkame su Inesa. Gražios jums likusios dienos, lėkiu ir aš į darbą, nes mačiau jau man ten ėjo žinutės, manęs laukia. Iki pasimatymo.